Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pacientai po eismo įvykio atlikta unikali operacija. Pasak medikų, tokio pobūdžio operacija Lietuvoje atlikta pirmą kartą. Autoįvykio metu buvo pažeistos 2 kraujagyslės, tai yra aorta, ir jinai labai arti širdies pažeidimas buvo. Ir antras pažeidimas buvo žarnų kraujagyslių, tai buvo 2 pažeidimai ir 2 mirtini pažeidimai. Šitie plyšimai yra labai sudėtingi ir daugiau kaip 60% pacientų jie neatvežami į ligoninę. Tai mums pavyko ir pavyko dėl to, kad visa komanda nuo pat pirmų minučių po autoįvykio iki operacijų atlikimo dirbo kaip šveicariškas laikrodis, praktiškai medikai kovojo su laiku. Visa komanda buvo virš 30 žmonių, tai ir greitoji pagalba, kuri veikia labai operatyviai ir nuo jos pirmųjų veiksmų dažniausiai priklauso sėkmė. Ir buvo atidaryti visi vadinami žalieji koridoriai, greitoji pagalba įvykio vietoje įvertina sunkumą ir jau iš karto perduoda ligoniniai, kad ruoštųsi, nes veža sunku ligoninė, tai tas buvo padaryta. Mes jau turim tas sistemas prieš kelis metus įsidiegę, kad yra telefoninė linija, kurią niekas naudoja vieninteliai tik tai greitoji pagalba. Ir jeigu tas telefonas suskamba, visi žino, kad jau bėda tikrai labai rimta. Daktarų komanda, tai yra speciali komanda, traumos komanda, kuriai vadovauja chirurgai. Jie kartu su reanimatologais jau laukia mašinos atvykstant ir tada pradeda tyriamosius ir gydomosius veiksmus. Tai taip ir buvo padaryta. Pirmieji pradėjo darbą chirurgai, kol jie sprendė savo problemas ir tvarkėsi su kraujavimu. Daktaras Pranculis ruošėsi kitai operacijai, tai yra aortos plyšimo likvidavimui. Stentas, kuris buvo reikalingas šitą operaciją atlikti, buvo tik tai Rygoje. Kol tęsiasi operacija, stentas buvo pristatytas į mūsų ligoninę ir sėkmingai įdėtas į pacientį į aortą. Tokios galimybės turi šiandieninė Panevėžio ligoninė. Apie reanimatologų atliktą darbą pasakoja intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Arūnas Valikonis. Nuo pat pirmų minučių pacientai atvykus į priėmimo skyrių, ją pasitinka visa komanda, tame tarpe ir reanimatologas. Pacientų patyrusių politraumą gydymas yra sudėtingas, ta prasme, kad reikia kuo greičiau nustatyti visus sužalojimus, visas rizikas su tuo susijusias, galima vidinį kraujavimą, nes brangi yra kiekviena minutė. Ir be to svarbu parinkti teisingą gydymo taktiką, kaip ir šiuo metu techninės galimybės leido atlikti viso kūno kompiuterinę tomografiją ir praktiškai 20-30 minučių praėjus buvo žinomi visi sužalojimai, visi pakitimai, tame tarpe ir kraujavimas į pilvo ertmę, kuris yra tuo metu buvo grėsiantis gyvybei ir reikalavo ypatingo dėmesio. Atlikus kompiuterinę tomografiją nustatytas ir aortos sienelės pažeidimas. Įvertinus, kad yra vidinis kraujavimas, buvo skubiai organizuojamas pacientės transportavimas į operacinę, jau žinant, kokie pažeidimai yra. Ir kartu pradėta organizuoti pagalba dėl aortos sienelės plyšimo, kuris situacija yra labai sudėtinga, ypač kai greta yra kiti sunkūs sužalojimai. Chirurgijos skyriaus vedėjas Irmantas Grubinskas, vienas labiausiai patyrusių ekstremalių situacijų chirurgų Lietuvoje, dalyvavęs misijose karščiausiose pasaulio taškuose, teigia, kad esant tokiam neeiliniam atvejui buvo labai svarbus visos sistemos darbas. Labai svarbu ne tik ligoninės darbas, bet ir visa sistema. Tai yra, kad pacientas kuo greičiau patektų į gydymo įstaigą, kad kuo greičiau toje gydymo įstaigoje diagnozuotumėm ir pradėtumėm gydyti ir po to tęstumėm reabilitaciją, kad tas žmogus patyrė sunkią traumą galėtų grįžti greitai į normalų gyvenimą.
Tai tam yra sukurti Lietuvoje traumų centrai ir džiugu, kad Panevėžio ligoninė yra vienas iš traumų centrų. Ir vėlgi, kaip direktorius minėjo, kad būtent tokių stambių kraujagyslių sužalojimai yra dažniausiai mirtini ir mirtis ištinka arba įvykio vietą, arba pakeliui į ligoninę. Tai šis atvejis unikalus. Pacientė greit pateko į gydymo įstaigą, kaip minėjau, vėl apžiūrėta traumos komanda, greitai diagnozuoti sužalojimai, rastas aktyvus kraujavimas į pilvo ertmę, reikalaujantis skubios intervencijos, taip pat rastas aortos sienelės plyšimas. Tai vėlgi priimtas sprendimas, dirba komanda, tai sunki trauma, kaip ir toks yra dalykas kaip komandinis sportas. Ta prasme, čia, kad po vieną žmogų, po vieną gydytoją, po vieną specialistą mes nieko nenuveiksim. Tai priiminėjami sprendimai, priimtas sprendimas kuo greičiau operuoti, bet pacientė per valandą, greičiau nei per valandą patenka į operacinę. Pilvo ertmėje sustabdomas kraujavimas, rastas taip pat ir planų žarnų sienelės pažeidimas, sutvarkoma pilvo ertmė. Ir vėlgi, ką svarbu pažymėti, kad iš tokių sunkių traumų patirties, kad jei anksčiau specialistai priimdavo sprendimą, kad reikia pirmos operacijos metu viską sutvarkyti, ką randam, tai dabar taktika pasikeitus ir darbas toks etapinis. Tai sutvarkomi patys sunkiausi sužalojimai, pacientas perkeliamas į intensyvios terapijos skyrių, stabilizuojamas ir toliau stabilizavimas tvarkomi vėl kiti pažeidimai. Bendras visos komandos darbo svarbą pažymėjo intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas, gydytojas ir radiologas Andrius Pranculis, kurio teigimu, esant tokiam išskirtiniam atvejui, itin mažas paciento žmonių išgyvena. Sėkmingais atvejais vis tiek iš tikrųjų toks atvejis, kai praktiškai žmogus puikiai grįžta normalų gyvenimą po krūtinės aortos plyšimo ir pro pilvinės aortos galimas ir šakų plyšimo praktiškai. Tai tas visas ypatingai pro tą visą komandinį darbą, tą visą gerą planavimą ir viską. Aišku, įsimatavus visas tas parametrus, viską įsižiūrėjęs ir pamatėm, kad užklausus ir kolegų, kad būtent toks kaip tik buvo Rygoje, jisai buvo per porą valandų, gal net dar kiek per porą valandų nuo pamatavimo net ir pristatytas. Aišku, labai kaip reiktų gerų žodžių sakyti, kad reanimacija sugebėjo palaikyti tą visą. Čia svarbiausia, tas aortos įplėšimas, svarbiausia, kad jisai toliau nesiplėštų tom pačiom pirmom valandom ir tas tikrai buvo puikiai užtikrinta, puikiai ligonis buvo sukontroliuotas, tas optimalus, idealus spaudimas ir tas paskui leido tikrai tą visą atlikti sėkmingai tą kaip sakyti, antrą etapą, tą gydymą, visą tą aortos stentavimą, krūtinės, nuo lanko iki krūtinės, nusileidžiančios aortos dalies krūtinės stentavimą. Praėjusiu metu rugsėjo 11 popietę po eismo įvykio Respublikinė Panevėžio ligoninė atvežta 47 metų pacientė Inga neturėjo galimybės išgyventi. Tačiau Panevėžio medikų dėka šiandien ji dovanoja gydytojams gėles ir dėkoja už išgelbėtą gyvybę. Šiuo metu man viskas sekasi neblogai, kaip po tokio baisaus įvykio. Esu labai dėkinga medikam Panevėžio, ypač greitosios, kuri laiko suteikė man pirmąją pagalbą, kuri transportavo mane į Panevėžio ligoninę. Daugiau reanimacijos brigadai esu labai dėkinga, kadangi jie labai irgi greit operatyviai viską man suteikė. Chirurgam esu dėkinga. Ir pačiam gydytojui Pranciuliui labai esu dėkinga už išgelbėtą gyvybę. Kadangi aš daug ko neprisimenu, kadangi buvau aš be sąmonės, aš ten nieko labai nemačiau, kas ten buvo man atlikta, kaip aš atsigavau, tada man viską pasakojo gydytojai. Ir šiuo metu mano būklė yra nebloga. Tai didelis labai medikam ačiū.